Praėję metai buvo kupini vilties ir svajonių. Gavau pasiūlymą sukurti projektą su gyvūnais, o juk aš juos dievinu tapyti. Skridau ant sparnų, metusi visus darbus į šalį, užsidariau savo studijoje ir iki naktų tapiau. Stebėjau gyvūnų akis kaip sielos veidrodžius. Jie nekalba žodžiais, bet jų emocijos tikros nesuvaidintos. Per gyvūnus galim pažinti ir žmonės, kai kurie veidai švyti šviesa, kiti palieka šešėlį. Ir supratau, kad svajonė dužo, tyliai kaip krištolo kamuolys ant akmenų. Bet aš nepasidaviau. Kantriai ieškojau, kur galėtų apsigyventi mano paveikslai. Ir suradau jiems vietą. Žinoma, visi nesutilpo. Bet tai yra pati puikiausia erdvė, kokia galėtų būti mano paveikslams. Tad visą Liepos mėnesį kviečiu jūs apsilankyti į Kauno zoologijos sodą ir ten surasti mano gyvūnijos pasaulį. Žmonių kalba, jūs turite pasižiūrėti kiekvieną žvilgsnį, pajausti kiekvieno emociją, kiekvieno energiją, įsilieti. Ir galbūt atrasite savo gyvūną, kuris yra artimas jūsų sielai. Visą Liepos mėnesį kviečiu apsilankyti į zoologijos sodą. Atsisuk, sustok, biškį sustok. Oi, kokie faini.